kelio atgal nebėra. Tai kokia nesąmonė aš sugalvojau šį kartą. Su pač pigiausia valtim, kurią radau, nuplaukti ten, į negyvenam salą ir sunaikinti tą valtį. Tada pasistatyti plaustą per vieną dieną ir su tuo plaustu grįžti atgal čia į krantą. Ar aš išprotėjau? Gal. Kraunu daiktus ir plaukiam į salą. Turiu kompanijas. Jokauju, valties nedurs. Blemba žadėjau iš tikrųjų, bet gail, to ger valtis. Išleidžiu orą ir valties nebenaudosiu. Perplaukiau į salą. Liko gal 30 minučių šviesos, tai bandau susikurti laužą, pasiruošti miegui ir eiti miegoti. Nes šiandien ir penktadienio vakaras, o rytoj bandysim tada statyti plaustą. Ir matau jau pirmą erkę. Žodžiu, čia ir keli nuvirtę medžiai. Tai ir pasinaudosiu šitoj vietoj įsirengti stovyklavietę, užsikursiu laužą. Pavalgau ir viskas, šiandien daugiau nieko ir nenuveiksiu, einu miegoti, o rytoj laukia sunki ir darbinga diena, nes reikia pastatyti per rytoj plaustą. O sekmadienį, anksti ryte, plaukti iš šitos salos. Tai va, čia šalia kranto ir įsikuriu. Galbūt iššūkis užkurti laužą dėl to, nes neblogai lijo ir viskas yra šlapia. Tai gali būti iššūkis. Na va, ir susidūrėm su pirmu iššūkiu. Negaliu užkurti laužą. Nežinau, bandau ieškoti sausesnių kažkokių gal po medžiais, lapų ir panašiai. Nes gali būti tikrai didelis iššūkis. Ir panašu, kad yra iššūkis. Ir nežinau, ar pavyks šią naktį iš visų užkurti laužą. Va čia tai būtų blogas scenarijus. Žiauriai blogas.
Oi. Žiauriai temst, skubu ieškoti sausų medžiagų, kad galėčiau užkurti laužą. Nuo apdžiūvusių pušų radau visokių sausesnių spiglių, tai bandysiu naudoti jas, nežinau kaip man pavyks, bet va. Ką galėjau sausą rasti, tai va, saujelė. Tai tikiuosi, kad pakaks užkurti laužą. Nes jeigu ne, šį vakar šalsiu ir bus nevalgęs. Turim. Man atrodo, turim. Turim. Yes. Jau galvojau, kad nepaės, tikrai. Kaip matot, paėjau užkurti laužą. Aš turiu kelias dešreles, išsikep, pavalgau ir viso, tamsu jau ir gal 9:30, po 9. Ir varysiu miegoti. O mes susitiksim rytoj ir statysim plaustą. Laurita, kolegos. Ir biški vėsu, bet tik biški. Dabar ir biški po 6, laikas keltis ir pradėti sunkią dieną. Susitvarkiau, prisipjaunu malkų, užsikuriu laužą ir gaminam pusryčius. Vėsu. Pavalgiau. Ir dabar pagaliau grįžtam prie pagrindinės temos. Konstruosim plaustą. Apsitvarkau, išsiplaunu keptuvę ir varau kibti į darbus. Eigoje papasakosiu daugiau, koks mano planas pastatyti tą plaustą. Varom, ane?
Išsiploviau indus, susitvarkiau stovyklavietę ir atšilo oras, nusirengiau. Galim kibti darbus ir pradėti plaustų statybas, ane? Tai pirmas dalykas, iškart iššūkis, su kuriuo teks susidurti. Visa ta pakrantė, pro kurią atplaukiau, ir baisiai apžilus šabakštynais. O kadangi statysiu plaustą iš medžių, tai tie medžiai sveria daug ir per tos šabakštynus prasibrauti vandenį ir normaliai leisti tą plaustą bus žiauriai sudėtinga. Todėl manau, kad reikės išplaukti iš kitos salos pusės. Todėl nusprendžiau, kad man geriausia būtų išsišvartuoti su savo plaustu iš šitos salos pusės. Nes čia galėčiau patogiausiai susidėti daiktus į plaustą ir jį įleisti į vandenį. Tai mums reikės statyti plaustą čia. Tai reiškia dar vienas iššūkis, su kuriuo susiduriam. Tai kad reikės salą apiplaukti truputėlį aplinkui ir tada tik tais grįžti į tą krantą, iš kurio aš čia atplaukiau. Ką tai reiškia? Kad plaukimo laikas dar pailgėja. Tai vadinas, kad plaustas turi būti tikrai geros kokybės ir maksimaliai atlaikyti ir mano svorį, ir mano daiktų svorį, kad nesušlapčiau, kad neįkrisčiau į vandenį ir panašiai. Nes ir įranga, ir kitas labai svarbus faktorius, tai vanduo ir labai šaltas. Nes ir pavasario pradžia ir vien plaunant indus vandenį rankos šąla, tai įsivaizduokite, jeigu nugrimščiau, įkrisčiau į tą vandenį, tai būtų maksimaliai sudėtinga ir nežinau, kaip reikėtų nesušalti. Tai reik žiauriai gerai viską apgalvoti ir pasidaryti kuo geresnį ir kokybiškesnį plaustą. Kariuomeniai taip granatsvaidį nešiodavau, tai nostalgija. Ir reikalų iš tikrųjų pjaustyti su tokiu mažu pjūkleliu, tokius storus rąstus, nepatogu. O dar plaust, net į plaust nepanašus. O per šiandien reikia pabaigti būtinai. Ir net nežinau, ar spėsiu ištestuoti. Dabar paaiškinsiu, koks mano planas. Tai panaudosiu 4 stambius rąstus kaip pagrindinius pontonus tuos. Išilgai jų. Juos sutvirtinsiu su plonesniais ir surišiu su virvėm. Tai bandom kažką ir konstruoti. Dabar. Va kažkaip maždaug taip aš įsivaizduoju tą plaustą. 4 pagrindiniai pontonai ir darysiu jaučiu 1, 2, 3 sutvirtinimui, irgi iš tokių gal storesnių ir ant viršaus tada sudėsiu plonų pagalių, kurie bus kaip grindys. Blemba, aš tikiuosi, kad atlaikys svorį. Gerai, parsinešu dar 2 va tokius, prasiskaptoju, bandau sutvirtinti, surišti
ir tada reikės užkloti grindis. Judam. Visas reikalingas medžiagas turiu plausto bazėj. Tai dabar, kur stovi va šitie sutvirtinimo rąstai, šitose vietose išskaptuosiu pagrindinėse pontonuose gravelius, kad jie geriau įkristų ir surišus su virve geriau užsirakintų. Kodėl taip darau? Nežinau, nes taip sugalvojau. O ar čia logiška? Nežinau. Prasiskaptavau. Dabar bandau surišinėti sutvirtinimo rąstus. Dar pradžiai pasikelsiu pontonus tos ir nusivalysiu apačią, kad nebūtų jokių šakų. Va, tokių. Darbai vyksta, laiko vis mažiau. Nu va, plaustas sutvirtintas, dabar lieka ploni išilginiai grindim. Progresas yra, pusę dienos nebėra. Manau, kad nebespėjus protestuoti. O pirštai vat atrodo maždaug taip po virvės tampimo. Taigi, po daug valandų darbo turim kažką tokio.
padirbėjau, tikiuosi laikys, prasitestuoti jau nebepavyks. Ir kitas dalykas, kadangi naudojau nukritus, tokius jau papuvus, patrunijus rastus, nenoriu, kad prisigertų vandens, nes po to nebus nebeplūdurios taip gerai, kai reikės jau rytoj. Tai viską atiduodam į gamtos rankas ir tikėkime, kad atlaikys. Kitos išeities nėra. Turi atlaikyti. Ir šiaip be sidarbodams, be pjaudams šitos rastus, be kapodams malkas, pagalvojau, o jeigu taip normaliai susižeisčiau aš dabar čia toj saloj, tai nežinau, kaip reikėtų pasiekti kraną, nes kaip matėt vakar išleidau valtį. Valtis išleisto, pripūsti užtrunka vis tiek, tai jeigu rimtas susižeidims būtų ne kažką, tai tikėkime, kad viskas praeis gerai, nedarykit tokių nesąmonių kaip aš. Be to dar ne viskas, noriu padaryti kažkokį tai akcentą užbaigiamai. Tai dar truputėlį pakonstruosiu ir bus viskas. Ar jūs pasiruošę? Plaustą priekį, užmontuosiu va tokį. Tai kas šį vakar vakarieniai? Burgeriai. Turiu kiaulienos ir jautienos faršo miksą. Pabandysiu pasikepti burgerių. Matysim, kaip gausis. Po sunkios dienos galim ir burgerį suvalgyti, ne? Darbai baigti. Pasigaminam valgyti, pavalgom. Reikės ruoštis miegui jau ir po 6. Gal jau net apie 7, tai nebe tiek daug to laiko ir turim. Gerai, tada aš nebekalbu labai daug čia. Varau darbuotis toliau. Laiko mažai, darbo daug. Toks gyvenimas. Ragauju burgerį. Vienas iš tikrųjų gavosi tik normaliai. Kai kepiau likusiai, antrą, užsidegė keptuvę, pradėjo degti. Pradėjo ten viduj viskas čirškėti, užpyliau vandens. Žodžiu, katastrofa įvyko. Iš man šefas taip nesigavo. Tai nebenoriu nieko kepti toj keptuvėje, tada buvo tiesiog kepu dešrelis ir bus tiesiog ne burgeriai, o dešrelis. Bet bent jau vieną padariau ir paragaukim, kaip gavos. Nice. Žiauriai gaila, kad neišėjo vis kiti irgi su mėsa.
taip, pridegi tą keptuvį, tai net nebenorėjau kepti. Tai greitai dešrelių prasikepiau. Ragauju su dešrelėm. Nu, ne tas pats, bet, nu, normaliai. Valgyt galima. O, nebegaliu. 3 burgerius suvalgiau. Nebenoriu galvoti apie maistą. Žiaur. Tai persivalgiau. Einam plauti indų. Šiaip jaučias, kad esu saloj, kad žmogaus rankų mažai yra įsikišimų, nes miškas toks vis apaugęs šabakštynais ir šiaip daug privirtus medžių. Matos, kad gamta tvarkos pati, be žmogaus prisilietimų. Judu susitvarkyti stovyklavietę ir viskas ruoštis miegui, ilsėtis. Pavargau šiandien, o rytoj laukia didi diena. Likit ir sužinos, kaip man seksis. Ar aš pasieksiu kitą krantą ar ne. Всё, tvarkelė. Varys po biškį ilsėtis, manau. O mes tada susitinkam rytoj iš ryto ir leidžiamės į nuotykį. Labą rytą. Taip gera miegmaišį, nenoriu lyst lauko. Reikia susikaupti, krautis daiktus ir pagaliau padaryti tai, dėl ko čia atvykom. Viskas stovyklavietė sutvarkyta, metas keliauti iš čia. Pusryčių nevalgiau šiandien, nes noriu kuo anksčiau išplaukti, nebegaišt laiko. Laivas laukia, tikiuosi pasiruošęs plaukimui. Šiaip kaip ir kiekvienas laivas turi vardą, tai manau reikėtų ir šitam. Tai aš nusprendžiau jį pavadinti Flokiu. Tai va, Floki. Nešk mane namo, kraunas daiktus ir judam. O čia valtis, su kuria atplaukiu. Dedu ją čia. Kelio atgal nebėra.
Žiauriai paniro iš tikrųjų, klaus. Galvojau, kad geriau laikysis ant vandens. Ir dar pradžiai padariau klaidą, kad bandžiau atsistojęs ir kloti žymiai nestabiliau. Tai dabar atsisėdau, po biškį judu. Žiauriai baisu iš tikrųjų. Oh my god. Nes čia dar ir negil, bet ten, kai prasidės gilis, o tas klaus ir visiškai nestabils. Pradedu ir kloti vieną pusę, pradedu svirt vis klaus į tą pusę, pradedu ir kloti kitą pusę, į kitą pusę vis nusvirt. Dar į kažkokį žolynus plauk. Ojojoj. Nu jo. Nesitikėjau, kad bus taip blogai. Negalvojau, kad bus gerai, bet nesitikėjau, kad bus taip blogai.
Esu atviram vandenyne dabar jau. Bet jau baigiu pasiekti krantą. Jau nežinau, gal kokį valandą plaukiu čia. Aš manau, kad tas plaustas po truputėlį grimsta į vandenį. Kojas nušalus jau. Žiauriai šalta, jeigu reikėtų visam plaukti. Būtų batai. Ir matau, voras keliauja čia su manim. Tai bus vorą perkels iš salos į žemyninę dalį. Gyvenimo kelionė. Nu va, čia mūsų kelionė ir baigės. Aš išardau tą plaustą ir vsio. Kojas nušalau, bet dar biškį reikės pašalti. Tai ačiū, kad buvot iki galo. Padėjot man perplaukti. Ir susitiksim kažkada. Ačiū, Floki.